birželio 27 diena, 5 valandos ryto ir mes važiuosim pasivažinėti. Saulė kyla, oras gražus, diena karšta bus, smagu. Ten namai, pasimatysim už mėnesio. Labą rytą. Labą rytą. Labą rytą. Kelių policija. Reiks prasipūsti, kad nors. Oi, esu jau Lenkijoje, liko 100 km iki Varšuvos. Kelias labai geras, karšta, nei vieno debesėlio nėra, plus 31 laipsnis. Tai va, prieš važiuojant parodysiu dar ką turiu ant moco susidėjęs, kaip ką susipakavęs ir važiuosiu tada tiesiai jau iki viešbučio. Taip, tai pradėsiu nuo šono. Čia turiu maistą susidėjęs, ant viršaus kėdutę. Užsiėmu kėdutę, atsisėdu, kur noriu, nereikia kažkokio suoliuko ieškoti, galiu iš karto valgyti. Viršuje turiu maikutės ir triusiukų susidėjęs, apačioj palapinę ir palapinės visą įrangą, tai miegmaišis, čiužinys. Čianais tai, ką norėčiau pasiimti sustojęs ir greit kažkur nueinant, tai tarkim tripodai įvairiausi, selfie stikai, šlepetės, rankšluostis, jeigu koks ežeriukas išsimaudyt ir panašiai. Apačioj yra Hondos slaptas skyrius, slapta dėžė, tai čia mano visa yra elektronika, tai dronai, laidai, GoPro ir dokumentai. Tai viską čia kraunuosi, kai važiuoju. Gale laikau vaistinėlę plius gaminimo įrankius, įvairiausius tvirtinimo dalykus, jeigu kokia virvė nuplyštų ar panašiai. Šone viršų turiu staliuką, irgi išsiskleidžianti. O čia yra visa haikinimo įranga, tai realiai šiltesni rūbai, haikinimo batai ir panašiai. Tai tiek, keliaujam toliau. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. Sit
beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Jau Lenkijoje, pavalgęs, nusiprausęs, pasivaikščiojęs netoli viešbučio. Įveikiau šiandien 640 km. Diena buvo iš tiesų labai karšta, bet kartu ir vėjuota. Tas karštas ne visą laiką jautėsi. Tai buvo taip ganėtinai apgaulinga ir galima lengvai nudegti tokiu oru. Komentarą realiai papasakosiu, kaip mano diena praėjo. Paskiau papasakosiu apie rekomenduojamas vietas, jeigu tokių bus. Ir visos rekomenduojamos vietos bus sukeltos po video į aprašymą. Žemiau galit pasižiūrėti. Tarkim, tikrai rekomenduočiau šitą viešbutį, kur esu dabar apsistojęs, nes pasakiškas, ta prasme, dalykas, kai tu gali po ilgos kelionės motociklo ar automobiliu išeit vakare pasivaikščioti ir yra kur. Tai čia yra labai gražus parkelis su tvenkiniu. Ir trečias dalykas, papasakosiu šiek tiek apie finansus, iš tos pusės, kas, manau, ir jums galėtų būti aktualu. Tai kadangi didžiąją laiko dalį apsistosiu palapinėse, nes mėgstu gamtą, bet noriu, kad būtų bent jau minimalūs patogumai, tokie kaip tualetai ir dušai, tai apsistosiu kempinguose, bent jau planuoju Slovakijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, toj pačioj Austrijoje, Šveicarijoje. Tai papasakosiu apie kempingus, tai bus kempingų finansai, kiek kainuoja nakvynė, paskiau maistas, kiek maistų išleidžiu, ir žinoma, kas yra labai aktualu, tai kuras. Parodysiu, kiek mano motociklas vidutiniškai kuro sąnaudų ant 100 km suvalgo, plus kiek ir užsipilu, tai galėsit pasiskaičiuoti nesunkiai. Tai taip, eisiu ilsėtis dabar, nes rytoj keliausiu į Slovakiją, tai laukia virš 500 km. Diena taipogi bus labai karšta, plus prasidės kalnai, tai tikiu, kad reikia būti pailsėjus ir gerai nusiteikus. Tai va, geros dienos ir jums. Iki greito. Čiau.